Konfliktai. Jo, jų būna ir pasitaiko visose porose. Tačiau šiandieną mes jums su Aušra patarsime, kaip tų konfliktų išvengti. Girdi konfliktas? Šau? Dėkui. O, tai čia nauja vėl bliuska. Stop. Šiuo atveju poroje išvengti konflikto galima vieninteliu būdu. Geriausia gynyba – puolimas. Nu ne, baig jau. Taigi čia sena. Tikrai. Ir šiaip jau tu iš tikrųjų niekada manęs nepastebi. Kaip aš apsirengusi? Va kas čia va? Taigi čia, aiškiai parašyta dėvėtas drabužis. Robertai, tu senai nebuvai pašarą pažaisti PlayStation'u. Gal nori šį vakarą? Stop. Vertimas yra iš tikrųjų toksai, jog Aušra nori šį vakarą praleisti kartu su savo draugėmis klube. Aušra? Indrė? Galiu? Tai žinoma gali, tu visada gali. Robertai, bet Eurovizija rodo. Eurovizija, prašau, Robertai. Šar! Stop. Ši situacija yra šiek tiek sudėtingesnė. Ją reikia paanalizuoti. Kai norisi žiūrėti savo mylimą Euroviziją, o tavo draugas žiūri krepšinį arba dar kažką, reikia pasiruošti iš anksto. Prieš mėnesį nupirkti bilietą į tas varžybas. Bet pasitaiko taip, kad tos varžybos vyksta ne Lietuvoje. Tuomet reikia griebtis B varianto. Planas B tai yra, užsakykite, užrezervuokite staliuką alaus namuose, suorganizuojant didelę draugų kompaniją. Pasitaiko, kad tame mieste nėra alaus namų arba jūsų draugas neturi draugų. Taip, na, tuomet merginos lieka paskutinis C variantas. Nuodai. Indrė, ką tu? Mygdomieji. Bet, mielosios, vartokite tai saikingai. Aš greitai. Stop. Konflikto galima išvengti tiesiog vienu rankos mostu. Aušra? Nu, tai labą rytą. Labai. Tai vėl girta, ne? Tik tu nieko nesakyk. Aš turiu girtą seksualią draugę. Nu, tai labą rytą. Labą. Tai vėl girta, ne? Stop. Jeigu kartais neradai girtos ir seksualios draugės, tau visą laiką padės planas B. Nieko nesakyk. Mažai, man viskas gerai. Ir aš tave labai myliu. Aš truputį įbrėžiu mašiną. Truputį. Tiek. Nepasitrauk. Tu na. Truputį. Net ir šiuo atveju įmanoma išvengti konflikto. Sėkmės. Opa. Tai tiek šį kartą. Iki. Tai tiek. Šį kartą tiek. Iki.